Pastato nesandarumo problema ypatingai išryškėja žiemos metu, kai per pastato plyšius pradeda skverbtis šaltas lauko oras. Savame suprantama, jį reikia šildyti šildymo sistemai ir būtent taip didėja kaštai patalpų šildymui. Taip pastatų sandarumo lygis tampa vis svarbesniu faktoriumi statyboje. Norint ekonomiškai eksploatuoti pastatus, nebeužtenka vien pasikliauti aukšta atitvarų šilumine varža. Būtina jas ir sandarinti. Pastato sandarumo patikrinimas atliekant su specialia įranga, sukuriant pastate viršslėgį arba vakuumą. Tie duomenys yra apdorojami kompiuterinė programa ir galime padaryti išvadą pagal galiojančius normatyvus, ar mūsų turimas pastatas yra sandarus, tai reiškia geras, ar jis turi šiek tiek defektų, ar jis turi didelių pažeidimų, o galbūt jis yra netgi kiauras ir reikia jį remontuoti. Sandarumo testą atlikti ir rekomenduojama ir būtina visais atvejais perkant naują būstą ir prieš darant galutinę apdailą visose pastatuose, nes žmogaus plika akis nebesugeba pastebėti defektų, kurie yra paslėpti. Ir naudojant šitą įrangą sandarumo, imant papildomus įrankius kaip termovizorių, dūmų generatorius, mes galime žmonėms parodyti, kur yra defektai, paaiškinti jų kilmę ir kaip juos reikėtų pašalinti. Šios defektus pašalinus namas tikrai bus ir ekonomiškas, ir šiltas, ir akustika bus gera, jūs negirdėsit triukšmo. Sandarumo testą reikia atlikti tiek nedideliam gyvenamajam namui, tiek ir verslo centrui. Pastatų sandarumas daro įtaką ne tik šildymo sąnaudoms, bet ir patalpoje esančio oro kokybei. Jei pastatas nesandarus, vasarą patalpose bus karšta ir tvanku, žiemos metu oras bus itin sausas. Per kelis metus atliktų tyrimų skaičius pasako labai blogą Lietuvoje pastatų būklę. Tik 10% pastatų tirtų per kelis metus išlaikė testą iš pirmo karto. Tai yra jų sandarumo lygis atitiko normatyvą 1,5 karto. Visi kiti pastatai yra daugiau mažiau defektuotų, bet labai, tokia vadinkim, nedidelė dalis jų yra ypatingai kiauri. Žmonės dabar labai painioja termoviziją ir sandarumą. Tai yra du tyrimo įrankiai ir abu yra būtini ir vienas kitą papildo. Sandarumo įranga paprastai parodo pastato sandarumo lygį ir vadinkim defektų ir klaidų kiekį. Pagal tai mes galime pasakyti, kiek pastatas yra nesandarus, defektuotas, kiauras. Bet tai nepasakys, kur tai yra blogai. Tada įmama papildomi įrankiai, termokamera, dūmų generatorių. Daugiau informacijos ieškokite adresu www.namuinspektorius.lt. Perkat naują būstą arba baiginėjat statybos darbus, tikrai nesipasikuklinkit. Nepagailėkit savo laiko ir atlikit šitą tyrimą. Jis labai svarbus. Tikrai parodys visas defektus, išsitaisysit, gyvensit šiltai, tyliai ir pigiai. Siekdami maksimalaus rezultato, termovizijos ir sandarumo testus būtina atlikti kartu. Tai neatsiejami procesai, kuriuos galima atlikti ir žiemą, ir vasarą. O išlaidos atsipirks jau po pirmojo šildymo mėnesio. Juk nenorite mokėti už darbą, kuris nieko nevertas. Daugiau informacijos ieškokite adresu www.namuinspektorius.lt.